Labą dieną. Melo detekcija žmonija užsiema jau nuo senų laikų. Kaip pavyzdžiui, kiaušinio metodas arba ryžio. Taip pat visiems gerai žinomas banditų metodas lygintuvu. Tačiau kas su jumis norės kalbėtis, jeigu jūs naudosite karštą lygintuvą? Ar suprasite savo pašnekovą, jeigu jisai kalbės su pilna burna ryžių? O kaip keistai atrodys jūsų prašymas paimti rankas kiaušinį? Šitie visi metodai yra seni ir nebenaudojami. Išnaudojamų metodų yra poligrafas. Tačiau tam, kad patikrinti žmogų poligrafu, reikia jį prie jo prijungti. Naujausias metodas yra balso analizė. Balso analizė, viskas, ko reikia, tai yra kompiuteris ir mikrofonas. Taip pat galima įrašyti balsą į diktofoną ir ištirti vėliau. Arba paprasčiausiai paskambinti telefonu. Balso analizės technologijos leidžia efektyviai, greitai patikrinti žmogaus ketinimus ir ar jis sako tiesą. Daugiau informacijos galite rasti puslapį www.mikolsoft.lt. Mano vardas Laurina Tadevsaitė ir aš laukiu jūsų laiškų ir skambučių, jeigu jums svarbu, kad jūs nustotų apgaudinėti. Iki greito.